Tai ką aš galiu pasakyti, prasideda su nuotykiais viskas. Atvažiavome į oro uostą ir visi įsisklaidė kas kur, kas į tualetą, kas kur kokios kavos, kas kažkur. Ir didžioji dalis mūsų nuėjo į antrą aukštą, atsisėsti va čia, kur staliukai. Ir vienam žmogeliui parašėm, kad mes antram aukšte užsisakinėjom kažką tai užkasti prieš skrydį. Ir tas žmogus tiesiog pagalvojęs, kad mes jau pasidarėm čekiną, praėjo visą oro uostą ir vienas visai kitam antram aukšte sėdi laukia mūsų, o mes dar net čekinų nepasidarę. Sėdėm priešais visas tas kasas ir valgysim pusrytuką. Nu, žodžiu, prasidėjo nuotykiai, jis lagaminą mum palikęs čia, pats įėjęs, tai ko gero gausim dar papildomai susimokėti už papildomą lagaminą, kadangi jau lagamino su mumis, o nesu. Kad manęs gali neišleisti. Aš Esta, pridydama skanavo pati Esta mano pasą ir nuskanavo ne taip, aš nežinau, kaip ten pasidarė, kad nuskanavo ne taip paso galiojimo numeris. Ir vienu žodžiu, perpridžiu staigiai ir galvoju dabar, liksiu Varšuvai, atskrisiu toliau. Biškelį nejauku yra, nu, bet maža ką, kažkaip tai. Einam tikrint žiūrėti. Ką išleido? Šiaip ne taip, viskas gerai. Skrendam toliau. Žiauriai didelis. 3 eilėm po 3 sėdynės. Ir va, kiekvienam po lauknešėlį, dalikėlis. Žodžiu, kelias laukia žiauriai ilgas. Daug valandų. Iš tikrųjų, tai net nežinau. 10, turbūt 11 valandų, bet skrendam. Labai nedaug, truputį parodys iš skrydžio. Maitina. Jo čia visiems kažkaip vienodai višta buvo arba koldūnai, bet kažkaip tai padavė net neklausimus ir padavė vištą. Bandykim praardyti. Nu, atrodo neblogai, čia braunis bus, salukėlis, metalinius duodama, matai čia kokia klasė. O kodėl mane, ai ten yra, vienu žodžiu, kolos, duonytė, ketukai. Esu tokiam ilgam skrydyje ir labai įdomu, taip niekada nebuvau mačiusi lėktuvuose, kad iš tikrųjų tai mes skrendam dieną ir laukia šviesu, bet va, langai, va šitų mygtukų pagalba užsitamsina ir visas lėktuvas atrodo kaip skristų naktį. Valandų Lietuvos laiku nesimato per tamsu, 5 Lietuvos laiku valandos ir visi miega kaip naktiniam skrydį. Ir aš bandau, užsidėjau šitą, bandau pamiegoti, nes kai nuskrisim, ten Lietuvos laiku bus turbūt kokia 1 valanda nakties, o ten bus dar tik 5 vakaro. Tai bus dar ilgas vakaras, tai galvoju biškelį nuvyksiu ir kad turėčiau jėgų pavarinėti dar visur iki to miesto, to šalies vakaro. Parodysiu, kaip veikia tas langas. Žiūrėjau, kad tamsta. Nu čia kažkaip tai turbūt laivo, matot, lėktuvo pilotas stipriau užtamsina. Buvo tamsu, iš tikrųjų visą laiką, kol skridom, tokia šviesa turėjo būti. Ir va tai va atšviesėja. Nu čia labai kažkaip ilgai po truputį, čia turbūt kaip tie akiniai, kur su tamsinimu funkcija. Ir po truputį žodžiu čia taip, bet kaip pilotas įjungia, tai išvis kaip naktis atrodo. Po begalės valandų leidžiamės ir noriu parodyti. Čia matot, kokia spalva vandens. Čia visas Karibų salynas yra Bahamai, kur mes plauksim. Va, kažkokių kvadratinių baseinų pilna, kažin ką augina, tiksliai nežinau. Ir gal visai įdomu būtų pasidomėti, nes va, visas toksai didžiulis plotas.
yra dabar tokia, kad mes tiesiog neįsikviečiam Uberio. Įsikviesti mes įsikviečiam, bet niekaip neina surasti, jie mūsų nesuranda, mes jų nesurandam. Iš tikrųjų tai jau net ir pro mus pro šalį pravažiavo, didžiausius ratus lenkia ir nemoka rasti klientų. Mes jau ten ir naujavom ir gaudėm. Uberį kvietėmės belie kiek laiko, niekaip neišsikviesti, niekaip mūsų nerado, pravažiuoja dar kažkaip valandą laiko. Tai dabar kažkoks tai atvažiavo Uberis ir toks mažas, kad mes žiūrėkit su lagaminais ant kelių, kadangi bagažiniai netelpa. Va tai va, šešiese kažkaip tai važiuojam. Bet už tai Miami. Iš tikrųjų tai pasakysiu, kad amerikiečiai tikrai nėra patys protingiausi žmonės, ypatingai tie, kurie vairuoja Uberius, kadangi ant tiek žioplai pravažiuodavo pro mus, ant tiek važiuoja, tu mojuoji, kad tu mūsų Uberis tok ir dairus ir pravažiuoja. Tai sakau, valandą laiko, kol įsikvietėm ir važiuojam su lagaminais ant kelių. Ne pirmą kartą iš tikrųjų su lagaminais ant kelių važiuojam. Kas nematyt Maljorkos, pažiūrėkit, kaip mes važiavom su kabrioletu ir klaunai iš tokios mažos mašinytės su tiek lagaminų, su tiek tašių ir tiek žmonių. Va, ir dar čia. Ne viską. Ir čia va mūsų apartamentai. Šiti. Tai ne, va čia mūsų. Va tas. Susimaišiau. Va šitas mūsų. Va šitas. Apartamentai. Visi subėgo, nespėjo nei pafilmuoti normaliai, tai va tokie apartamentai, nuotraukos atrodė daug geriau, bet nėra net vandens, iš tikrųjų palikta, už po oro uostų žiauriai gert norim, tokia nedidelė vonytė, čia virtuvė ir čia mūsų miegamasis. Iš tikrųjų tai kvapas toks labai drėgnis pelėsio, kas man nelabai patinka, kas per vaizdas, vaizdo nėra. Vaizdo nėra, va čia biškibai, va čia vaizdas geras, čia vaizdas gražus. Tai persirengim ir lekiam dar miestą pažiūrėti Lietuvos laiku, tai jau nežinau, gal kokios 3 valandos nakties. O čia yra 8, jeigu 8 plus 7, tai vienu žodžiu plus 7, tai jau gili naktis paryčiai. O mes dar varom čia vakaruoti, nes mums dar tik 8. Žodžiu, įsiridanom į vakarinį Miami, einam valgyti. Jau susiradę iš tikrųjų kavinę, jau žinojom, kur eisim valgyti, bet va taip iškelti tokioj statybvietėje. Bet kavinė atrodo pati visai fainai ir yra perų maistas ir atseit labai skanu. Ir va žiūrėkit, kai išeini iš statybų ir ne tik skanu, bet ir labai gražu. Lendam į vidų, bet tikrai labai gražu. Einam į vidų. Žiūrėkit, kaip čia gražu. Fantastika. Nu labai gražu. Va pasirinkom tokio grožio kavinę, restoraną čia. Ir visas pasirinkimas vyko dar Lietuvoje. Tai va, labai gerai susiradom ir labai turbūt bus visai fainai. Galit pasižiūrėti kainas. Šiaip nėra labai pigu, bet žinant, kad čia netoli Ocean Drive, tai yra visai tokios kainos kaip ir tikėtas. Jau aš imsiu va šitas turbūt rolus. Pirmą vakarą Miamyje. Miami. Taip atrodo mano rolai. Žiūrėsim, ar skanu. Gali būti, kad mums naktinis tas režimas. Skanu. Kažką primena, jau ragauto, valgyto, bet negaliu prisiminti kam. Bet labai skanu. Kas nori paragauti? Pasišėrinti. Taip žmonės taip pasiėmė alkanai visi.
kad čia nebūna tokių užkandžių, tai būčiau pasiėmęs Labai skaniai, tikrai labai visiems patiko, porcijos žiauriai didelės, kainos irgi labai aukštos, bet pirmą vakarą buvo galima pasilepinti, einant į Ocean Drive. Kas keista, kai tu eini Miamyje ir Miamis miega, o iš tikrųjų Miami laiku dar tik 10 valandų vakaro. Ir va, viskas tylu, ramu. Žiūrėkit, robotėlis tas, kuris siuntas pristatinėja. Labas, maistą, nu viską pristatinėjo. tą pusę žiūrėjau, kas čia? Ne, va čia pasižiūrėjom į šitą visą mapsus, kad yra, imk. Kad yra iš tikrųjų pakankamai toli, 27 minutės. Pėstute tai nusprendėm greičiausiai atidėti rytojui. Tai ką, atidedam rytoj ir pasimatysim rytoj.